Tai sveiki visi, sveiki įsijungę dar vieną Plungė kalba podcastą. Su jumis aš, Nilius Jonas Ansunas ir... Lėja Kaunaitė, Plungė kalba direktorė, kaip ir praeitą kartą. Tai va, kaip tau sekas mokykloje? Normaliai, baigęs mokslo metai. Jau baigęs tau? Šiandien, jo. Šiandien baigęs. Aš tai irgi taip norėčiau paaiškinti. Tai va, buvau šventėj, dabar čia atlikiau. Tai va dėl ko čia toks gražus visas čia, va. Oi. Vasara. Man tai ne, aš kelnes ir viskas. Aš nepripažįstu niek daugiau. Jo. Nežinau, man tai dar mokslo metai nesibaigė, kaip tau šiauriai pavydžiu aš tau. Tiesiog labai pavydžiu, aš irgi taip norėčiau. Gerai buvo ten, man viskas pavyko. Pavyko, išlaikiai? Išlaikiau viską ten. Gerai ar blogai, kaip ten? Vidutiniškai. O šiaip buvo sunku? Buvo tai ten, kai aš ten dabar, kai meno mokyklą man reikėjo užbaigti, tai ten daugiau laiko paskyriau meno mokyklai, ir ten biškai jo pasiliko tos pamokos antroji vietoj, tai ten jo sumažėjo ten tie pažymiai šiek tiek, bet... Šiek tiek? 2 balais taip nukrita, žinai, šiek tiek. Bet kažkaip gavosi, kad baigiau vis tiek. Bent jau tiek, žinai. Ne taip, kad paliko 2 metam. Jo. Gerai. O kada tau baigsis mokslas? Kada man baigsis penktadienį. Tai greitai vis tiek. Bet vis tiek aš jau noriu pailsėti. Aš jau noriu poilsio. Man pirmadienį buvo tokia stresinga diena, nes turėjau 3 atsiskaitimus. Tai matematika, anglų ir istorija. Visi vieną dieną, bet išgyvenau. Iš 2 gavau 10, iš 1 9. Tai jūs rašėte atsiskaitimus, va? Matematika. Nuo birželio 1 jau ne. Mes tai matematiką rašėm, tada anglų buvo kalbėjimas ir istorija, pristatyti projektinį darbą. Supratau. Jo, aš taip džiaugiuosi, kad iš matematikos 9 gavau, nes aš galvoju, aš ten tikrai tokį grybą parašiau, bet kažkaip taip gavus. Tai gera mokinėsi. Kaip pasakys, kartais pritingiu, kartais ne. Bet visą savaitgalį mokiaus, tai... Tai jo, gal ir gera mokinė, gal. O tu kaip? Kaip čia pasakyti, vidutinis aš toks. Vidutinis, tai 8, tai 7, tai? Jo, kažkas panašaus. Kažkas panašaus. Tai kas trukdo tau siekti? Nejaugi meno mokykla tavo veiklos? Tai ten... Jo. Šiaip dabar, nes tu matai, aš ten Instagram'e kiekvieną savaitgalį visur ten varau, tai pritrūksta laiko. Mes turim gyvą pavyzdį, kai mokykla maišo. Tiesiog maišo ir viskas. Man šiaip irgi maišydavo, nes aš irgi ten visur dalyvaudavau, visur būdavau, bet dabar tai paskiriau tiesiog mokslam viską ir dabar tai yra Plungė kalba viskas. Aš daugiau nieko neturiu. Gimnazijai dar kažkiek ten kažką darau, bet taip tai tik Plungė kalba ir mokslai viskas. Tu tai visur dalyvauji, visur eini ir buvo apie, šiaip Nilius pats minėjo, kad nori apie... Aš dabar neatsimenu, bet apie Tauragę. Kažkokį renginį tu nori. Tai apversta Tauragė, taip. Tai dabar labai gyvenu šitų projektų, labai laukiu. Tai jeigu trumpai papasakosiu, jau man atrodo, aš aną kartą pasakau, gal nepasakau, neatsimenu. Taigi ten mes per savaitę, turėsim lygiai savaitę ir per savaitę laiko mes turėsim nufilmuoti trumpametražį filmą ir spektaklį sukurti. Ir tada viską apjungti ir jis vadintis apversta Tauragė visas šitas projektas. Tai turim labai fainą komandą. Kiek mes ten susitikę prisižvengėm, tai tu neįsivaizduoji. Ta prasme, ten. O kas komandą sudaro? Kas komandą sudaro jūsų? Tai moksleiviai. Jo, bet į vadovai ten... Jo, yra mūsų vadovai, aktoriai. Aidas Ašmonas ir Arnas Ašmonas. Tai va. Šiaip jau kas nors žiūrėti iš komandos, tai linkėjimai.
Tai va, tai dabar jau tos visus pradinius ten darbus baigiam, tai dabar liko tik ta mūsų stovykla, kur va, turėsim 7 dienas savaitę ir ten viską turėsim padaryti. Ir tada Liepos 2, visi labai esat laukiami Tauragės kultūros centre. Jeigu turit galimybę 18 val. Tauragės kultūros centrą, visus kviečiu, pamatysit tą spektaklį ir filmą. Tai va, bus visiška premjera, pirmą kartą parodysim. Nežinau, ar bus pakartojimas, ar nebus. Tai va, tai ateikit Liepos 2 ir viskas, tada nereikės laukti pakartojimų. Tai gal žinot, po miestus pradėkit keliauti, kaip ten su filmais yra, kad į Kauną, tai į Vilnių, tai dar kur nors, nu tai va, po to, žinai, mažesnius miestus, tai va pas mumis galit. Šiaip aš norėčiau Plungėj parodyti. Aš norėčiau, kad jo, bet nu čia, matai, ne aš sprendžiu. Čia viskas sprendžia mūsų projekto vadovė Inga. Tai irgi, jeigu žiūri Inga, linkėjimai. Nu, tai va. Jo, jinai ten viską dėlioja, kaip ten, kas ten turi vykti. Tai va. Aš žinau, irgi šiaip gimnazijai dabar mokaus, tai mes filmavom tokius trumpus filmukus, nu ten visokiem konkursam ir taip toliau, tai vat filmas, aš irgi norėčiau prisidėti. Va, čia yra tokia viena iš man svajonių, kur prisidėti prie filmo filmavimo, ten scenarijų rašyti ir taip toliau. Aš šiaip norėčiau, bet, nu, kadangi Plungėj nėra, nu, tai ką jau padarys. Ką čia dar papasakoti? Dar gali papasakoti, tai praėjusiais metais irgi vyko šitas projektas. Jo. Irgi taip pat ir pavyko gerai. Ir paskui dar buvo parodyta 5 miestuose. Jo, tai visai gavosi. Nu, tai šiemet pabandysim pakartoti. Gerai, viskas, reklamą baigiu, dabar galim. Galim dabar toliau važiuoti. Tai va, šiaip šita laida yra paskutinė. Mūsų, nu, mes uždarom tą savo sezoną, išeinam atostogų vasarą, kaip ir šiaip čia yra 1 metai, kai mes išeinam atostogų, nes praeitais metais mes bandėm ten kažkaip, bet taip gavosi, jog medžiagą praradom, ten nebenufilmavom, nebesusitarėm su svečiais, nu ir vat, taip nuplaukė. Nu, bet 1 metų vis tiek nebuvo video. Nu, ten kitos problemos, ten kitos priežastys, bet jo nebuvo. Aš irgi tą žinau. Bet jo, nu ten biškai buvo tokių problemėlių. Dabar, tai aš labai džiaugiuosi komanda, kaip čia viskas vyko, mūsų darbas. Aišku, reguliarumo mums reikėtų. Ta aš irgi pastebiu, bet tiesiog reikia įsivažiuoti, nes po pertraukos yra iš tikrųjų sunku. Man pačiai irgi taip sunkoka. Ir dar kai yra nauji nariai, Nilius, Neronas, tai irgi ir juos reikia darbinti. Tai po truputį ir įsivažiuosim. Šiaip yra planų, tu pats ten rašėjai man irgi, kad nori. Aš nežinau iš tikrųjų, ar sakyt, ar nesakyt, nes dažniausiai, kai tu pasakai, tai to nebeįvykdai, žinai. Gal nesakyk dar. Nu tai va, tai yra ir Niliaus idėjų, ir mūsų idėjų, tai iš tikrųjų, jeigu pavyks tai čia bus pats geriausias realiai metai. Ir va, tikiuosi, kad viskas tikrai gausis. Nu, kaip tau? Kaip Plungėj kalba? Gerai. Nu gerai. Tau yra viskas gerai. Taip pasakykime. Ne. Nu, tai kas čia gerai? Kas čia tokio gero? Smagiai čia man patinka kalbėti, šnekėti. Jo, bet tas labai retai, mes labai retai tave matom. Nes matai, dabar gavosi toks tarpas, kai aš neturėjau laiko, mes kai pradėjom gegužę, tai paskui man neėjo ten ir... Tai va toks ir gavos tas tarpas čia dabar, kad jo. Nu, bet atvažiavai į paskutinį podcastą. Į paskutinį. Nu, šiaip fainai. Nu. Ką čia dar pašnekam? Nežinau, realiai, nerealiai. Iš tikrųjų. Kaip sekasi mokykloje? Kaip sekasi mokykloje? Nu, aš iš pradžiai ten minėjau, kad, žinai, taip, ant pabaigos buvo tie kontroliniai ir tas stresuota tokia diena buvo, kur, jau viskas. Aš jau galvojau, pasiduosiu, jau nebenoriu, bet susiėmiau savim, žinai, ir padariau labai gerai. Pasakiau ten viską ir
Nu, taip gavus, 10, 9, puiku. Tai čia labai gerai. Žinai, per mano šitos mokslo metus aš gavau ir 4, ir 5, ir 6, ir 7, turiu 1 trejetą pirmam pusmetį, tai, žinai, visko yra. Visko būna. Jo, man irgi būna. Ne? Patikėk būna. Bet tu 8 dabar klasėje, ne? Nu ir kaip šita tau klasė, vat? Sunkiai. Sunkiai? Aš, žinai, mokiaus, kada mum atnaujino programas, viską, tai mes, kai laikėm tus testus, neturėjom nieko, kuo pasiruošti. Nu, tiesiog medžiagos, ten, kiek mokytoja padarydavo tų testų, tai, vat, pagal tai ir pasiruošėm. Nu, aš irgi taip vidutiniškai išlaikiau, žinai. Nu, aišku, nėra, kad neišlaikiau, bet irgi taip vidutiniškai. Man 1 tašką iš lietuvių kalbos pritrūko, kad aš aukštesniuoju išlaikyčiau. Aš 3-4. Nu tai aš lygiai taip pat. Vieno. Taip, aš lygiai taip pat. Ir kai mokytoja pasakė, aš to galvoju, nu kaip. Nu, bet lietuvių šiaip yra lengvesnis negu matematika. Jo, tai faktas. Nu, žinai, gal kitiem, kurie yra moksliukai, tai jiem yra matematika lengviau. Nu, tikrai ne man. Tu labiau lituanistas. Taip. Ne? Taip. Tai tau lietuvių labai gerai sekas. Jo, gerai sekas. Labai gerai sekas. Labai gera mokytoja. Nu, tai gerai, tada plačiau papasakok. Tai ten duoda visokių užduočių ten. Dažniausiai nedaug duoda, dažniausiai namų darbų niekada nebūna. Viską klasiai duoda daryti. Ne, nu. Dar paskui telefonus leidžia pažiūrėti, kai viską padaro. Kad mum tai būtų su lietuvių mokytoja. Šiaip labai gera mokytoja. Mum tai kaip yra, tai tiesiog pastraipą parašo namų darbų. Aš jums atsakau. Pastraipą tiesiog parašo namų darbų ir turi per 1 dieną padaryti, nes kita pamoka, bet sekant ir yra literatūra, ar tai lietuvių yra, turi padaryti. O kai mokytojai kiti irgi užduoda namų darbus, nu, tai lietuvių arba literatūra, tai dažniausiai būna, ai netikrins, ai praslysiu, nu taip. Tai ne visada irgi padarau. Man irgi būna, bet jeigu aš nepadarau, tai dažniausiai patikrina. Rimtai? Rimtai. Nu čia sėkmė, žinai. Jo. Bet ką aš atsimenu, tai viena tema buvo kirčiavimas. Nu man gerai sekas kirčiavimas gan, bet kažkaip pati nelabai kirčiuoju gerai. Dažniausiai tai būna. Ir mokytoja sugalvojo, patikinti mano namų darbus. Tai man reikėjo perskaityti 1 sakinį ir tada kirčių sudėti. Ir aš namų darbų neturėjau. Tai spėjau 1 sakinį nusirašyti. Ta, kuri mokytoja ir tikrino, ir aš ten pagal klausą maždaug, ai čia bus dešininis, čia bus riestinis, čia bus kairinis, nu ir 2 klaidas tik padariau ir viskas. Nu, ir pasisekė man. Gan. O tau tai tiesiog, ne? Kur patikrina, o tu neturi ir nerašo imdėjot už namų darbus. Ne, nerašo. Ne? Nu bent jau tiek. Nes mum mokytojai irgi nerašo, bet vis tiek. Ten sako, kitą kartą, jeigu nepadarysi, parašysiu dėjot. Jo. Bet taip dažniausiai mokytojai ir daro. Nu, tai taip. Čia toks grasinimas, kad būtų tiesiog. Jo. Nu, ką dar norėtum? Ką čia? Vasaros planai, kokie tavo vasaros planai, papasakok. Ką veiksi, ką darysi, kur eisi? Mano vasaros planai. Taip, dabar pradėkim nuo to, kad, aš birželio mėnesį jau nebeskaitau, nes čia ir mokslai, ir visa kita, tai neskaitykim. Dabar Liepos mėnuo, tai bus viešoji biblioteka. Čia parke, kur organizuoja festivalį Neskubėjimo upė. Tai aš ten savanoriausiu 3 dienas. Šiaip kviečiu ateiti, jeigu turit laiko. Aš programos, nežinau, šiaip yra jau paskelbta, bet nežiūrėjau. Datą pasakyk čia kada.
Liepos 10-11 dienomis. Tai va, kviečiam ateiti, jeigu tik turit laiko, nes iš tikrųjų aš praeitais metais savanoriavau ir šiais metais pasiryžau irgi savanoriauti, tai ten tiesiog ateini į tokią šventę, kur tu pasijunti, nežinau, kaip tokia mistinė atmosfera net yra. Nežinai, ten kiti, kurie atlieka tus kūrinius, tai ką aš atsimenu labiausiai, tai būtų va čia prie tilto yra, aš dabar nepasakysiu, kokią upę teka. Šiaip reikėtų žinoti, nes aš Plungiškė, bet nežinau. Ir ten tiesiog žmogus kažkaip žaidė su vandeniu ir garsus skleidė. Tai va, tokie žmonės čia susirenka. Ir buvo dar pasakojimas apie Žemaitiją, man rodos. Aš tiksliai nepamenu, nes mano tos pareigos nebuvo, kad aš prie renginių, žinai, ten žiūrėčiau ir taip toliau. Aš labiau toks šonelį buvau ir pusę renginio beveik nemačiau. Tai va. Bet šiaip labai fainas renginys, ateikit, pamatysit, patys įvertinsit, gal dar kitais metais ateisit. Ir va. Taip. O tada toliau, iš karto po upės eina jaunimo vasaros akademija. Aš taip pat 4 dienas savanoriausiu. Tai, toks savanorystės laikotarpis bus. Tada nieko neturėsiu ir rugpjūčio dienom išskrendu į Vengriją. Kartu su šeima ir vaikinu. Super. Tai kokie tavo planai? Aš. Tai dabar dar iki Liepos 4, ne, 5 dirbsiu, dar visokių čia yra darbų, ten ta stovykla, paskui bus ten kokią spektaklį parodysim ir taip toliau, dar su kapela dar ten turėsim renginių. Tai va, o tada ką, važiuosiu į Palangą važiuosiu. Ai, prie vandenuko pasimaudyti. Ką dar, švesiu, jo, manau. Ką švesiu? Vasarą, gyvenimą švesiu. Aš jau galvoju, Nilius prie švenčių jau visą kitą. Ne, važiuoju, per miestus varysiu, visur miestų šventės. Ai, tai ir Plungiai būsi. Jo, ar Plungiai kitą savaitgalį, Plungiai šventę, nepraleiskit niekas. Birželio 20 dieną. Jo bus, nesveikai geras koncertas, labai rekomenduoju. Šiaip jo, nesakysim, nes čia yra užduotis jums pasižiūrėti, kas bus miesto šventėje, nes jeigu mes viską čia išpasakosim, tai nebus įdomu jums. Patys pasižiūrėkit ir nuspręskit ar ateit. Jo, mes būsim, tai ir jūs visi ateikit. Jo, tai jūs mumis pamatysit. 100%. Tikrai taip. Jo. Šiaip, kokie dar tavo? Ką tu dar? Sakei, švesi vasarą. Tai va, ką žinau. Niekur nevažiuosi. Ilsėsios, tai daugiau ką. Po Lietuvą gal kažkur pasivažinėsiu dar ten, kur Vilnių gal porą dienų, nežinau. Šiaip ir po Lietuvą įdomiai, ne tik po kitą šalį, žinai. Jo, nes šiaip yra šiaip Lietuvoje daug irgi visokių vietų, kur tikrai yra ką pamatyti. Tai. Pavyzdžiui, kur tu esi buvęs? Ai, čia dabar taip užklausiau, ne? Jo, dabar taip man atgaminti taip greitai, žinai. Nes aš šiaip Lietuvos, nelabai esu pakeliavus, taip. Aišku, Vilnius, Kaunas, čia kas be ko. Dar į Varnius su mokykla esam važiavę. Tada, irgi į Mažeikiai, į Šiaulius šiaip nesu buvus, kas yra keista. Esi buvus Šiauliuos? Nesu buvus Šiauliuos. Eina savo. Man irgi taip keista, bet žinai. Pravažiuoti jo, bet kad mieste pačiam vaikščio, tai ne. Nėra tekę. Nes dažniausiai, kur aš važiuoju, tai yra Klaipėda, ten prie jūros arba, Akropolis. Kas be ko. Arba Vilnius dažniausiai, kur kai pasižiūrėtos kalėdinės eglutės, tada po senamiestį pasivaikščiot, žinai. Kaip visada. O taip daugiau po Lietuvą kažkaip nėra tekę net važiuoti. Su klase tai irgi
taip žiūri, kad būtų arčiau Plungės, nereikėtų taip toli važiuoti, arba tiesiog tada į kitą šalį tada, Latvija. Mes 8 arba 7 klasėje važiavom, tai irgi, taip, nelabai keliauti. Latvija, o mes praeitais metais važiavome Latviją. Jo. Tai 7 irgi klasėje. Jo, 7. Čia kaip sutapimas. Jie sutapimai čia. Patiko šiaip. Ką aplankėt? Rygoj ir tada Jūrmaloj. Šiaip beveik nieko nuo Lietuvos nesiskyrė. Labai panašiai viskas. Kokius objektus? Po miestą vaikščiojom. Mes tai irgi šiaip po miestą vaikščiojom, bet kadangi mes atvažiavom vėliau, tai mums viskas nusivėlino ir mes negalėjom tiek po miestą pasivaikščioti, žinai, ten kažkiek praėjom, ten pamatėm kažką ir tada mes turėjom į tą zoologijos sodą važiuoti. Čia Rygoje irgi mes buvom. Tai žiauriai skubėjom ten, tiesiog labai skubėjom. Ir, iš tikrųjų ten istorija yra. Dabar prisiminiau apie tą zoologijos sodą. Aha, pasakau. Tai mes nuvažiavom ten vaikštinėjom, pamatėm, dabar galvoju, žirafų. Kaip ir kiekvienam zoologijos sode, ten nieko išskirtinaus. Ir reikėjo grįžti jau į tą vietą, kur susitarėm, ten, kad mes išvažiuosim, nes norėjom ar anksčiau, ar mes dabar turėjom kitą edukaciją, dabar aš nebeatsimenu. Reikėtų pasižiūrėti nuotraukas, tada jau tikrai atgaminčiau. Ir mes tiesiog palikom draugę, kadangi jinai norėjo ten eiti toliau. Ir mes tokios einam, galvojom, kad pareisinai. Mes įskambinam ten 10 minučių ar 15, kur tu esi ten. Mes tiesiog juos ieškom, tada galvojom, kodėl mes palikom, kas ten. Ir tada mes prasikankinom 10-15 minučių ir jinai tokia ramiausiai pareina. Aš tai mačiau liūtus, jūs nematėt. Ir tiesiog, taip. Nei sako, tai kam jūs skambinot? Taigi nereikėjo, taigi aš pareisiu. Taip. Mes stresuojam, žinai, ten visi ten. O jinai tiesiog pareina ramiausiai. Atsileidus. Jo, būtent irgi atsileidus ten. Jums nebuvo tokių? Kažkokių incidentų tada. Ne, kad ramiai viskas kažkaip praėjo. Nebuvo nieko tokio. Ne. Tai čia ne šiaip ten. Bet būna, kai mes su kapela kažkur važiuojam. Gerai, dabar pasakok. Jau dabar sudominai pasakok. Tai visko yra buvo. Žodžiu, kai prieš 2 savaitės, kai važiavom į Šiaurius, ten, matėte, ten Instagram įspėjausi. Tai ten mes sustojom, žodžiu, į prekybos centrą ir ten vaikščiom. Buvom ten prekybos centre kažkiek laiko. Ir paskui jau atėjo laikas išvažiuoti gerai, visi susėdom, pradedam važiuoti, jau vairuotojas užkūrė autobusą ir tada žiūrim, kad mano brolio nėra. Eina savo. Ir jau mes jau išvažinėjom iš ten. Tai paskui skambinu aš tam broliui, tai jūs parlėkėt. Jisai tiesiog ledus rinko, žinai, ir man skambina brolius, sako, kur tu esi, mes jau išvažiuojam. Einas, o čia tai jo, mes irgi turėjom, kadangi aš į chorą jau meno mokykloje, bet dabar mečiau, tai nebeinu. Kodėl metei? Tiesiog gal iš tikrųjų atsibodo, nes ta monotonija, žinai, tu nori kažko naujo, kai esi paauglys, ten nori kažką naujo atrasti, ten, ir atsibodo, nebenorėjau veiti. Taip mečiau. Čia paaiškinimas, kodėl aš atsiradau Plungė kalbą. Tai žinai, aš irgi ten bandžiau ir savivaldybėj, ten jaunimo politikos ambasadorė būti, tada savanoriauti, žinai. Ir dabar kažkaip sustojau ties Plungė kalbą. Į ekraną išlendu. Dažniau truputėlį. Ja.
Tai va, o dabar norėjau istoriją, žinai, papasakoti su tais užmirštai žmonėmis. Tai mes važiavom į Italiją, į Veneciją ir apsistojom viešbutį, viskas ok, ten susižiūrėjom kambarius ir taip toliau. Atėjo rytas, mes turim išvažiuoti ir mes neturim vieno žmogaus. O tai yra filmuotojas, kuris viską užfiksuoja ten ir po to sudeda į tą video. Ir mums atsiunčia ir mes tada, žinai, turim tuos prisiminimus. Su kuo čia jis? Su choru. Ai, su choru. Taip, su choru. Ir mes jau beveik išvažiavom iš viešbučių teritorijos, žinai, ten. Ir žiūrim, kad skaičiuoja mokytoja ir mes neturim to filmuoti. Tai mes stojom ir skambinom tam žmogui, kad ateitų greičiau, nes mes jau beveik, iš tikrųjų buvom išvažiavę ir taip, žinai, gerai, kad sužiūrėjo mokytoją, nes taip būtumėm ir palikę tą žmogų. Tai labai nesmagiai, bet jau ką padarys. Tai, ir kaip tam broliui. Ai, tai va, tai jis parėjo ir tada važiavom tada repetuoti jo į vietą. Ai, tai jūs prieš vietą ten buvot sustoję? Jo, tiesiog ten trumpai ten. Jo. Va. Tai va. Ir kaip sekėsi repetuoti? Gerai, jo, paskui pagrojom gerai labai. O tu ten vedėjai renginį ar kaip? Ne. Nes ten tu ir vedėjas buvai, kiek mačiau, tada ten grojai. Čia jau kitas renginys. Ten viskas viename žodžiu. Tai tu jau ten nebesupranti, jau kur aš vedu. Aš jau matau, gerai, Nilius dalyvauja, nesvarbu, tegul. Ne, šiaip vedu, tai aš labai retai, dažniausiai tai groju ten. Ir dar būnu ten tos kapelos, kaip čia pavadinti, kalbantysis ten. Labas vakaras ten. Ai, ten pristatai dainas tada. Ai, viskas aišku su tavim čia. Jo. Taip, kažkaip, tai ten aš neku ten. Sveiki visi, sveiki atvykę. Jo. Taip. Tu dar nesi mūsų pasirodymė buvęs. Va, gal kažkada į Plungę atvažiuosim. Ne, tai atvažiuokit, žinot, pakvieskit, tikrai ateisiu. Man patinka tokie dalykai. Tai jūs mus pakvieskit atvažiuoti. Čia biški sunkus reikalas. Bet įmanoma suderinti, bet sunkus reikalas pasikartos dar kartą. O tai jūs patys nenorit sugalvoti kažko tokio? Ne, mes šiaip važiuojam ten, kur mus kviečia, žinai. Mes kažkokių solų nedarom. Oi, kokie, mama, tai ten tik kur kviečia. Bet šiaip daug kviečia, tai mums užtenka šitai. Oi, Plungė nenori. Ne, viskas gerai su to. Gerai, pakviesim. Čia bus mano tikslas su tuo kultūros centru susiderinti, kad jums pakvies. Jo, kažkokį renginį, ten folklorai kažkokį darys. Kažką. Ten yra vakaronės, kiek žinau, kažkas ten. Tai va. Taip. Nes esu dalyvavus vienoje ten. Eskys, kaip baigės. Bet labai fainai buvo ir... O tai kaip baigės? Gerai, papasakosiu. Važiuojam atvira jau. Vis tiek paskutinis video nebeturim ką prarasti. Tai su vienu žmogumi, kurį tu pažįsti, kurį esi matęs, tai yra Liepa. Mes po vieno filmavimo, sugalvojom nueiti į vakaronę. Ir, tai pasakius, pašėlom. Labai netgi pašėlom. Bet žinai, tarp tų senyvo amžiaus žmonių, nes ten jaunimo visiškai nebuvo, ten tik mes dvi ir garsistai, viskas. Kiti tiesiog seneliai. Mums tiktų į močiutės, senelius ir mes ten šokom, ten dainavom kažkiek. Bet labiausiai šokom ir ant paskutinės dainos. Mes tiesiog jau plaukus pasileidom. Jau ten
kad varėm, tai varėm. Ir, šiaip man įdomu, ar yra video. Kažkas gal yra nufilmavę. Nes ten mes ir per vidurį tos nescenos, o ten kaip šokiam yra padaryta ir, žinai, mes ten per vidurį. Tiesiog šokam, ten susikabinusios, ten visą kitą. Seneliai ten irgi ploja, džiaugiasi, ten, žinai. Tai jau, va tokie prisiminimai. Ir čia praeitų metų vasarą. Klalė, tu man dar papasakok, kaip aš vengiau, žinok, iš to video apie blynų kepimą. O, ne. Kažkas į plungę kalbą atsiuntė. Aš tą žmogų. Kodėl ten buvo taip durna? Aš tą žmogų. Dabar aš kreipiuosi tą žmogų būtent. Sodyboje susitiksim ir tau bus nuostabu. Tiesiog tu degsi pragare, tu pajausi mano rūstybę ir mes susitiksim akis į akį. Ten tiesiog, aš nenoriu net kalbėti. Ten, kaip pasakius šiaip. Ne aš rašiau scenarijų, čia mokytoja rašė. Aš kadangi žemaičių kalbos nemoku, tai iš manęs irgi ten patyčios vyko, nes reikėjo kalbėti žemaitiškai. Tai mes ten darėm konkursui. Tarmių lobynas buvo ir, žinai, žemaičių kalba. Ir ten yra tas toks kaip tradicinis patiekalas, batbliniai. Jo, ir ten, kaip pasakius, efektų 100, ten verčiasi, sukasi, ten, Va, ten buvo ten buvo antras video, kurį filmavom, o ten pats pirmas buvo toksai, dar kitam projektui, bet ten buvo ta pati komanda beveik. Arba jo, ten buvo ta pati komanda, kur mes filmuojam ir, aš tiesiog, kokia tavo nuomonė šiaip? Nešką žvengiau, aš man tai žiauriai, ten taip duradai buvo. Man atrodo, kad tai buvo surežisuota, kad turi tokią nesąmonę. Šiaip aš to video nenorėčiau, kad jūs susirastumėt, nes manau yra YouTube'ai, bet prašau, neieškokit. Nereikia to. Nes, man yra gėda. Šiaip, man yra gėda, kad toks video išėjo į viešumą, bet kadangi neužėmėm prizinės vietos, tai ir taip ir liko. Šiaip aš norėčiau, kad jis būtų pašalintas, bet aš nežinau, iš tikrųjų gal jo ir nebėra jau. Nes mes kėlėm į YouTube'ą, nes reikėjo nuorodą nusiųsti, kai pildai registraciją, tai va, nežinau. Bet man tikrai nepatinka ir man gėda. Bet matai, o tu filmuoji šiaip, ar čia bus tavo pirmas? Kaip... Tai vat pirmas mano toks išėjimas. Oho, premjera. Į teatro sceną, tai jo tikrai. Visiškai premjera. Ir kaip nusiteikęs, kokios emocijos. Tai labai laukiu. Labai laukiu. Tokia faina komanda yra. Papasakok plačiau apie komandą. Net neįsivaizduoja. Tai ten, tokie žmonės tokie, prie meno tokie. Ai, va, mane pavadino prie meno Nilius, kitus žmonės irgi pavadino prie meno, tai visur menininkus Nilius mato, tai va. Susitiksit, jumis irgi pavadins prie meno. Yes. Ką čia dar? Dabar reklaminis intarpas. Mano Instagrame labai trūksta followerių, tai va, visi mane pafollowinkit, Nilius Ansonas, va, ten viršuoj, va, tiek uždeda. Jo, bus toksai. Šiaip, jeigu nepagailėsi, tai aš irgi norėčiau followerių. Šiaip, kiek tu turi? Šiaip, žinok, mažai. Kiek tas mažai? Nes, pavyzdžiui, kitam mažai yra 50, o kitam mažai yra 200. Šiam 4. Žiauriai. Bet aš tiek visko keliu, ta prasme, kodėl tiek mažai? Šiaip iš tikrųjų, aš tai, nežinau dabar, 100 kažkiek turiu, bet aš nei keliu kažko,
Ten tik tais pasidalinu plungę kalbą, kai save pataginu, ar tai dar ką nors, bet šiaip aš nieko nekeliu. Nebent iš stovyklos kokios nors, vat, upės festivalio, taip, nežinau, aš Instagram'e tiesiog scrollinu. Ta galiu pasakyti ir viskas. Ai, va, gerai, dabar čia gerą temą, čia paėmė. Pakalbėkime dabar apie Instagramą. Kokius tu žmonės ten sėki Instagram'e? Iš Lietuvos paėmė, gerai. Kol ką tokius įdomesnius. Keita Žemaitė. Aš nežinau. Keita Žemaitė, tada. Šiaip aš labiau tokias organizacijas sakau. Nes man tai, pavyzdžiui, vien tik gimnazijos story, kai įsikelia metą, tada yra toks plungės jaunimas. Šiaip galit pafolovinti, siūlau, nes ten kelia informaciją ne tik apie plungę, bet ir apskritai. Apie, vat, buvo informacija, kai iškyla, karas ir kur reikėtų pasiklausyti, kad informacija to pasakytų, tai buvo, kad nurodyti radio dažniai. Ir, tada kokie dar garsų žmonės. Man šiaip reikėtų pasižiūrėti, nes aš žinai, tas Sylvester Belt, šitas irgi, vienas iš tų žinomesnių, tada. Aš šiaip spėju, kad tu tikrai Justę seki. Džiazu. Tai. Šitas 100%. Šitas 100%. Bet man įdomu, koks tau keiščiausias būtų, kur aš net nepasakyčiau, jog tu seki. Palauk, tai dabar aš pažįstu. Tai aišku, aš ten visokius muzikantus. Aišku. Tai jau faktas. Tai čia kaip kitaip. Visa muzikos industrijos šaikelė pas mus. Taip. O tu Vilkinskytę seki? Jo, Gabrielė, biški pažįstu. Jo, tai va. Eisiu į koncertą, rugpjūčio 15 Palangoj, ateikit visi. Šiaip buvo Free Fingos neseniai. Jo, šeštadienį. Ir dabar vėl bus šeštadienį. Bet aš, kad turiu renginį su kapela, tai negaliu. Vėl šeštadienį bus. Ne, Free Fingas šeštadienį. Jo, aš žinau. Bet... O aš dainų šventė. Mes turim tokią, kaip jinai vadinasi, apskrities dainų šventė. Iš 4 rajonų suvažiuoja. Jo, žinau. Tai čia būdavo ir kad į Klaipėdą. Ten... Jo, kaip pavyzdžiui, ten ta Klaipėdos. Tai kažkas panašaus. Palauk, dabar bandau čia tau dabar. Nes mano telefonas, tai pavyzdžiui, čia yra, aš negaliu pasižiūrėti. O aš neprisimenu šiaip, ką aš sakau. Nes storius aš tiesiog suspaudinėjau ir viskas. Aš nei kažkokiai, ten kai būna kažkas įdomesnio, tai pasižiūriu, bet tai tiesiog spaudinėjau, kad pamatyti ir viskas. Vatniliu pasižiūriu, ką jisai veikia. Tada kitus plungę kalbą ten narius irgi pasižiūriu, ką jie veikia, ką jie postina. Šiaip gal tu, žinai, tu ten sudėk į aprašą visų Instagramų, žinai. Jo, gerai. Sudėk. Jo. Tai va, matysite aprašymę ir matysite virš Niliaus galvos. Tai va, bus taip. O šiaip, kokius dar žmonės seki? Žinomesnius. Tai sakau, visokius šitus muzikus. Jo, bet, pavyzdžiai, kokie būtų. Pavardinti. Va, kaip apie Free Fingą pradėjom kalbėti, tai aš seku jį. Žiūriu. Gerai jis patinta. Man patinka, gera muzika. Jo, su tuo liūdna irgi ten. Jo, gal dar kažkur pavyks vasarai, koncą nuvaryti. Norėčiau dar. Reikia pasižiūrėti, kur jisai dabar, žinai, organizuos. Ne, dabar tai žinau, kad bus Palangoje ir Vilniuje. Tai proga bus į Vilnių nuvažiuoti. Ne, taip pat 19 dieną, negaliu, aš irgi tą dieną. Va, sako, švęsiu vasarą, negaliu, esu užsiėmęs, negaliu, aš negaliu. Dar reikia įsivažiuoti. Taip. Gerai. Pasakok dabar. Gerai, pavardinu kelis čia žmonės. Tokius, kur mažiau žinomus. Dabar taip sunku man čia surasti tikslų. O kiek tu followinių? 415.
Tai vis tas skaičius vis didėja. Einu savo. Aš tik 200 gal kažkas tokio. Aš pasibėjau, kad aš labai pradėjau viską laikinti. Tiesiog. Aš žiūriu istorijų. Tiesiog. Jo. Ai, tai kam? Man negaila. Na gerai, okei, pasakysi vien tokį. Aš jį pastebėjau, kad tu tiesiog plungė kalbą irgi istorijus užmeti laiką. Jo. Užmetu, aišku. Ai, gerai, va, tokį žmogų čia įdomesnį, tai tikrai beveik nieks nežinosit. Tomas Saparis. Jisai jo, šito tikrai nežinau. Jis ten kalba apie savivertę, gyvenimo prasmes. Ai, tai čia gili tema. Gan gili tema. Jo, galite susirasti Tomas Saparis. Jo, toks patinka, jis ten fainai šneka, toks žmogus, rimtom temom. Tai tau rimtos temos patinka? Nu, ne apie orą kalbėti, žinai. Jo, aš ten tų visokių, ten kur tie visokie ten, komedi ten tie, kaip ten būna, aš tų ten nelabai followinu. Nepatinka tau? Ne, man kažkaip, yra ten keli, bet nedaug jų ten šiaip aš. Tai tu toks esi rimtesnis žmogus. Rimtesniem temom, jo, man labiau patinka, nei ten tie visokie. Žinai, aš toks įvairiapusiškas, aš galiu ir rimtai pakalbėti, aš galiu ir tokiom temom, kur atrodo, čia apie nieką. Dar vieną žmogelį radau, tą visi žinosit, Emilis Broneik. Taip. Šitas veikėjas yra tikrai nuostabus ir jis buvo pas mumis plungiai kalba pirmą sezoną. O kodėl pasitraukė? Ne, jisai buvo kaip kalbinamas, žinai. Ne, bet į komandą, kodėl nekviečėte į komandą? Tai šiaip pagal viską buvo planuose, žinai, kad jisai turės savo tą laidą, čia plungė kalba, bet kadangi jisai dabar yra Labas plungė, taip pavyko jam, tai nežinau, kažkaip ir pamiršom apie jį, mes tik žinom, kad jis ten yra, o kad pakviesti plungę kalbą, tai taip, nebepakvietėm. Čia dabar vyksta repeticija, aš nežinau kokiais tikslais, bet ten kiek mačiau yra šokiai. Gerai, viskas, tą telefoną aš jau čia dedu, nepagarba jau gaunas, aš čia toks telefonas skruolės, tiesiog. Tai tiesiog, tu žinai. Taigi tu gali, man tai aš galiu ir su savim kalbėti. Man rodos, tu matai, kad ten repeticija vyksta. Jo. Ir aš neįsivaizduoju, kas ten dėl ko, bet čia tiesiog girdis kaip, gal ir bibliotekas skambės, nes, iš tikrųjų, tai labai garsiai. Gali būti šiaip. Nes penktadienį ten, kiek žinau, bus vietinių koncertas per atidarymą. Nes aš šito tai, pavyzdžiui, nežinojau, žinai. Aš į 20 dieną koncentruojus, man ten kiti neįdomu. Tai va, svarbiausia diena yra 20. Taip, nes ten atvažiuos, neateis. Katarsis bus. Šiaip, sakiau, nesakysiu, bet kad jau pradėjau, tai bus Vaidas Baumila. Labiausiai seksi Lietuvos vyras. Taip. Nesakykime, kad aš neturėjau ant jo tokio, kaip pasakyti. Na, žinot. Taip, tikrai neturėjau. Ir kas dar bus? Ir jūs tie džiazu, oi, ištusinsim. Oi, šoksim, dainuosim. Mane prie sėdos rasim. Reiksiu jūs, tai myliu tave. Aš per kiekvieną koncertą tą tradiciškai myliu tave. Rimtai. Aš mačiau dabar ne per seniausiai, aš dabar galvoju, kažkoks buvo festivalis ar kažkas tokio ir Marijonui Mikutavičiui maža mergaitė padarė tą tokį plakatą. Šilutėj. Va. Jo. Prieš savaitę. Va. Ir aš, žinai, mačiau ir taip cute atrodė, kur. Wow. Labai malonu, aš manau, kaip atlikėjai būtų. Jo, ten jis tada nusileido. Taip. Ten ir apsikabino, kiek prisimenu. Jo.
Tai tu irgi matai? Jo, tai mačiau, aš ten viską, aš ten apie muziką, kas ten viską. Ai, tai tu viską stebi ten. Viską. Mama irgi stebi ten. Visokias autorinės teisės. Taip. Tai žinai, kas yra latga gal? Jo, žinau. Nu, tai va, tu viską žinai tada. Nes, pavyzdžiui, kiti apie tai net nežino, jie pirmą kartą girdi šitą pavadinimą ir man tai biški keista būna, kur. Nu, bet kad tu žinai, tai aš galvoju, šiaip, kad tu nežinai. Aš šiaip esu domėjus tam, tai. Nes aš, kai, žinai, ieškau savęs, nes aš ir galvojau su muzika eiti, tada biški pakrypti kitą pusę, nu, į ekonomiką, tada į politiką kažkiek, nu, vat, kai tu ieškai savęs, žinai, ir taip susirankioju tokių dalykų. O tai ką dabar galvoji? Dabar tai bus pedagogika. O man atrodo, kad tau, žinok, tik tai politika. Patikėk manim nelabai. Aš esu toks žmogus, kur kai jaučiu, kad nusikalbu, tai aš patylėsiu geriau. Aš tiesiog geriau tuo momentu patylėsiu, tave išklausysiu ir nukrypsiu į kitą temą visiškai. Tai va. Na, žinai, toks žmogus jau. Na, o kaip tu? Ką tu galvoji? Tu šiaip sakei aktorinė, ne? Jo, aš noriu aktorių būti. Noriu aktorinė. Jo. Nu, ir kaip? Kaip tau gimė ta svajonė? Tokia vat. Tai gimė, kai ten. Ką aš žinau, tai kažkoks senos žmogus esu. Bet ką man ten, su dainavimu, tai ten. Prastai? Nu, dabar nelabai, bet šiaip, dabar niekam dar nesakiau, o čia dabar pasakysiu. Šiaip aš planuoju grįžti į dainavimą. Po labai ilgos pertraukos. Neseniau, kai aš ten buvau mažas prieš kokius ten 7-8 metus, tai va, tai viskas prasidėjo nuo dainavimo. Nuo folklorinio dainavimo, aš viską pradėjau. Einu savo. Ir ten aš varydavau, ten valandą laiko galėdavau. Ir atsivedu, į jūros šventę vieną kartą nuvariau aš ten su savo tom dainom ten. Einu savo. Labas diena, ir ten važiuoju valandą programą. Tada aš atsimenu dar. Nu jo, dar labai toks kleckas dar buvo. Kleckas. Mažiukas toksai. Tada atsimenu tokį. Močiutėm labai patikai. Jo, ir tada aš, kad neužmirščiau tada, kažkur iš kišenės įsitraukau kažkokį lapuką radą. Ir ten susirašiau visą, kokį 10 dainų susirašiau. Oho. Ranka pats. Einu ir paskui tą lapuką taip išdėjau, aha, gerai, čia ta daina, okei, važiuojam. Jeigu pamirštu, tai toliau. Taip skistai. Nedažnai dabar turi su kuo lyginti, kai tu dabar, nu toks, sakykim, vedėjas esi kapelos ten irgi, bet žiūrėk, vis tiek, kai buvo vaikas, kad ten pristatydavai dainas, tai ir dabar tu pristatai. Man tas augalas aš negaliu. Jau eiti kažkur rimčiau, kažką ten daugiau daryti. Nu, gerai, kas būtų tas tavo rimčiau? Nu, kažkaip, vat, vat, ar į tą renginių vedimą, gal eiti, gal nežinau, nu, vat. Jo, kažką daryti su tais menais, su ta sena, aš noriu, bet jau rimčiau, nes tai kapelai, man viskas ten aišku, viskas atrasta, žinai, nu jau faina yra, bet kad ten jau nieko naujo, žinai. Tu žinai, jau atkaliai sistemą ir jau viskas. Jau aš jau žinau, kaip viskas bus nuspėjama, labai viskas nuspėjama pasidarė. Tai va, tai aš kažkaip noriu ten daugiau, nes mes kažkaip vienodam lygmenį laikomės, dabar, žinai, su ta kapela. O aš noriu kažkur eiti, aukščiau, žinai, toliau eiti. Tai žinai, gal tu gali pradėti, kaip Liepa, tai irgi prie renginių yra žmogus, tai gal tu norėtum pradėti nuo mokyklos renginių? Nuvedimo, bet aišku, prie... Tai aš ir vedu mokyklą. Vedi. Tai kaip paprašo, tai jo. O tai nenori būti toksai, kur, hei, aš vesiu, ne tu, o aš. Ne, tai ten, jeigu prašo, tai žinai, padarau, jei neprašo, kažką ten akių nedraskau tada. Ai, tai nesi toks, kur tik aš.
Ne. Bet šiaip mano mokyklo ten tų renginių labai mažai buvo. Nu tai, o pas jumis yra mokinių taryba? Mokinių taryba, ar čia nežinau, man dabar pradėti apie mokinių tarybą tą temą. Nežinau, kaip tu nori. Ar verta? Dabar Nu, kokį... pasakysiu, kalbėkime atvirai vis tiek, jau Gerai. paskutinį sezoną epizodą, galim nusikalbėti. Nu tai ta mokinių taryba jinai yra, bet aš nesuprantu, ką jin veikia ir kas ją išrenka, žinai. Vat aš to nesuprantu. Gerai, o tai nėra taip pas jumis, kad tiesiog nuo klasės atstovo renka? Nu tai jo, tai taip turėtų būti, bet kas išrenka tą atstovą, aš nesuprantu. Tai ne pati klasė tiesiog nusprendžia? Nu tai balsavimo nėra. Kaip supras nėra? Nu tai aš nežinau, tai kad tas pats žmogus visą laiką, visais metais tas pats žmogus. Šiaip tai turėtų būti, kad jūs kiekvienais metais sprendžiat, kas... Tai turėtų būti, bet visada tas pats žmogus, nu tai aš nežinau. Va čia tai aš pirmą kartą šiaip girdžiu, nes pas mumis Plungėje tai kaip būdavo, kad tikrai keisdavosi. Pavyzdžiui, ten nebenori, ar tai kažkas atsitiko. Tai sakau, pas mane aš nesuprantu, kas ten ką išrenka, žinai. Tai tikrai aš turiu daug savo mokyklos tarybai, daug pastebėjimų. Tai jau kaip sakant, susijimkit, mėlyje susijimkit. Šiaip gal, žinai, bet aš dabar galvoju, ten turi būti mokinių tarybos kuratorė. O neturėtų prižiūrėti mokinių tarybos, nes organizuoti renginius jie pagal viską turėtų ir mokykloje problemas spręsti, kur mokiniai kelia. Nu tai jo, tai turėtų, bet aš nežinau, kas ten ką organizuoja, žinai, aš nematau rezultatų. Tai vadinasi, tiesiog jie ten, žinai, sėdė ar... Nu tai jau, taip atsakau, man tas toks, aš suprantu, kad ten yra tiesiog sėdėjimas tam, kad sėdėti. Tai ta prasme, žinai. Šiaip įdomiai, kaip taip pat. Sakau, man irgi čia yra įdomiai. Nežinai. Kodėl taip? Žinai, jūs galite šiaip mane pasikviesti, aš galiu jums pravesti mokymus ten. Jūs sakyt, ne, šiaip juokauju, aš nenoriu vesti mokymų. Bet pabandyti visai verta būtų, aišku. Bet, aš norėčiau pamatyti tą darbą iš šono šiaip. Man būtų taip įdomu, kadangi nes... Taip keistokai skamba. Ta mokinių taryba vadinama. Jo. Vadinama mokinių taryba. Vadinama, taip. Nu jo, tai gal šitą temą, man atrodo, mes paliekam jau, nes... Nenoriu aš čia per daug plėsti. Ai, viskas aišku. Viskas aišku. Taip. Kad neturėčiau problemų didelių. Ateini čia už kampo, aš tai pasigausiu. Jeigu neteis. Jo, kad nebūtų kažkas panašaus. Gerai. Plungės senamiesčio mokykla pradėjo savo podcastus filmuoti, kaip tu vertini. What? Jo, yra pirmas video, aš perklausiau. Liepa buvo Limantas. Tai va, ką Liepa slėpė. Tai va, ką Liepa slėpė nuo manęs. Liepa, aš atsiminsiu. Surinkta. Blembo nemažai peržiūrų, 239 peržiūrų. Aš šiaip nežinojau, nemačiau. Nes, kadangi aš tik gimnazijos dalykais dabar domiuosi ir aplinkui taip nelabai. Aš sakiau, mokslai ir Plungė kalba, viskas daugiau nieko. Tai kaip. Tai turim konkurentų tada. Ar kaip čia tada išeina dabar? Nežinau, tu gali laikyti konkurentais, tu gali laikyti nekonkurentais. Aš tai galiu pasakyti, kad, judėkit į priekį. Jeigu norit, galim konkuruoti, jeigu nenorit, galim ir ne. Galit ir pasikviesti mumis, arba, mes buvom pasikvietę Limantą, aš taip manau, kad jis yra ten prie garso, už kompiuterio. Tai šiaip ten buvo direktorius Liepa ir Limantas. Ir Limantas. Tai vadinasi, tada kitas žmogus buvo už kompiuterio. Tai aišku tada. Aš tai nekonkuruoju, man čia nėra konkurencija tokia, žinai, aš nejaučiu tos įtampos. Mes turim savo tikslų, žinai,
tokių ir mes norim juos pasiekti ir stengsimės. Tai va. O kiti ten tegul daro. Nu, o kiti tiesiog daro ir viskas. Nu, taip. Tegul daro. Bet šiaip nežinojau. Jo, tai va. Ką čia dar? O, dar viena tema. Nilius kaip iš maišo traukė tiesiog. Gerai, kokios klausai muzikos? Kokios klausom muzikos? Taip, tai prieš ateinant tau, tu šiaip girdėjai truputėlį. Bet įvairiai jinai yra. Gali būti ir klasika, gali būti ir džiazas, gali būti ir ta šiuolaikinė muzika. Nu, visko po biškį. Nėra taip, kad viena tema ir aš važiuoju. Jau dainos ten atlikėjai. Ai, atlikėjai, tai, nu, šiaip iš tikrųjų, ką Spotify'us išmeta, nu ten, aš vieną dainą pasirenku, tarkim, Eurovizijos italų, ten, kur buvo, pasileidžiu ir palieku tiesiog, tegul eina. Ir taip, aš, žinai, atrandu ir naujų dainų, kur įsidedu į savo playlistą, nu, tą grojaraštį ir, žinai. O aš taip žinok konkrečiai visada. Ten gerai, pavyzdžiui, nu, ten noriu Jessicos paklausyti, įsivedu ten Jessica ir tada klausau, žinai. Ir aš turiu ir tą lietuviškų dainų playlistą, žinai. Tai irgi, kai jau pavargstu nuo tos muzikos, kur, nu, tiesiog angliškai, itališkai, dar kokią nors kalbą, tai pasileidi lietuvių ir tada jau ir dainuoji kartu, žinai, ir ten jau nebesvarbu, kad tėvai girdi, jau viskas. O kokius, pavyzdžiui, nemėgsti, arba kokių nemėgsti, gerai, kokių nemėgsti žinomų žmonių, gali Lietuvoje imti, gali pasaulyje. O, iš tikrųjų, būna taip, va, pavyzdžiui, vakar. Gal iš pasaulio, ne iš Lietuvos bus įdomiau. Aš, žinai, aš papasakosiu dabar, kaip buvo. Tai vakar toks yra atlikėjas, aš neprisimenu dabar jo vardo, nu, sceninio. Ir aš jo muzikos klausiau, žinai, ten man jisai patiko ir man vaikinas vakar sako, kad, o tu žinai, kad jis yra prisidirbęs su nepilnamečiais. Ir aš tokia galvoju, ne. Ir aš tada išbraukiau iš savo sąrašo, kur, ne, aš tais nebeklausysiu, nebenoriu. O ko aš nemėgstu? Arba kur tokie atrodo, kur pasikėlė, kur tokie. Aš, žinai, kažkaip aš neturiu tokių, kad nemėgti ar tai, kad būt pasikėlę. Nu, aš kažkaip bandau pažiūrėti, žinai, į tą žmogų iš kitos pusės. Kad, nu, vat, jisai yra toksai. Tai, nu, taip, aš tolerantiška visiems esu. Ir, nu, taip, stengiuosi. Nu, pavyzdžiui, tu dabar jau užvedai temą, tai ir pasakok. Konkrečiais vardais gal nereikia. Nu, ne, nu. Nu, bet galiu gerai, nemėgstu tos tokios pigios fonograminės tos, nu, tokios ten. Nu, kur tiesiog atrodo ChatGPT sukūrė. Nu, jo, nu, kur tokia labai primityvi ta muzika, nu, kur apie nieką ten realiai. Kur gerai, kur kažkokiam giminės baliui eina, bet daugiau ne. Tai pas mumis yra per gimnazijos toksai namelis, ten, kur muzika groja ir, žinai, eini ir girdi, kaip tiesiog ChatGPT tekstą sukūrė ir ChatGPT dainuoja. Tai va tokia muzika, kur, nu, nebeklausyk. Tiesiog. Kur tokias, visokias, nu, ne, nu, tokios, va aš nesuprantu tokios muzikos. Nu, taip. Ten, apie nieką tiesiog. Nu, jo. Ten tekstas irgi būna apie nieką, tiesiog ten atrodo žodžiai. Jo. Kažkas ten, nu. Tiesiog muzika. Yra šiaip tas, nežinau, ar tu žinai iš TikToko, kur, na, publika, važiuojam. Žinai, jisai ten didžėjus. Nu, ten laivus darydavo, žinai. Tai toksai žmogelis. Bet aš jo nebematau dabar. Tai va, nu, kažkaip prisiminiau su to savo važiuoju. Aš šiaip netgi TikToko neturiu. Rimtai? Bet aš dabar galvoju, kad man reikia susikurti TikTok. Nu. Ar reikia, nereikia. Žinai, kaip tu nori. Kaip tu pats nori. Aš nenuspręsiu. Jo, bet man atrodo, kad susikūrisiu, tai va.
Jo, tai po kokios savaitės manęs galit paieškoti. Jeigu rasit, reiškia, jau susikūrė. Gerai. Tai mes po to pranešim per kito sezono podcastą. Nilius susikūrė tik toką. Pasekit. Tai va, bus taip. Tikriausiai. Nežinau šito. Nes gal ir tu per vasarą, žinai, nesusikursi. Visko gali būti. Jo, gali būti. Tai kodėl, kokios priežastys, kad neturi? Tai kažkaip man ten, aš nežinau, nebuvo aktualu man ten tas tiktokas. O dabar kažkaip pagalvojau, kažkur aš ten pagalvojau, kad gal būtų gerai. Ne, aš atsimenu, aš per kompiuterį, kažką aš ten užmačiau iš tiktoko, atsidariau tiktoką. Žiūrėjau, kad ten visai tokių apie muziką neblogų ten aš radau. Tai va, tada ir pagalvojau, kad reikia man gal pasidaryti. Ai, nu jo šiaip. Nes ten nebūdai, ten aišku visokio būdą. Nesąmonių daug. Maybachas. O Dieve. Giedrė. Neminėkim šitų žmonių. Jo. Neminėkim šitų žmonių. Neminėkim. Kaip per vieną laivą valgė savo išmatas. Taip. Mes žinom tokius žmonės. Jo. O yra čia pilnai kažkokių tokių keistesnių žmonių. Keistesnių žmonių? Jo, tokių, kur... Nu, pavyzdžiui, kai prisigėrė žmonės miega ant suoliuko, bet taip pasakys. Taip pasakys nelabai. Tai tokių visur yra, bet... Bet to, kur ten į tuos tiktokus kažką ten dėtų, kur tokie. Aš žinai, dažniausiai būna, kur tiesiog nepamatau, o mano vaikinas mato labiau. Tai čia jo galėtum klausti, žinai, nes aš toks žmogus, kur tiesiog, daryk, ką tu nori, man tai kas. Aš taip pat, susigadinsi gyvenimą, tai susigadinsi. Nu, tau. Aš tai... Ne, man ten aš ten... Kas ten ką nori, tas ten ką ten. Nu, tai va būtent. Aš ten nesidu. Nu, va. Reikia būti lauko ir tu zau. Nesąmonės yra. Ką čia dar dabar bus pakalbam? Va, o tu esi, pavyzdžiui, kažkokių gavus kritikos dėl Plungė kalbą. Aišku. Kur ten sakė, kokį tu ten... Darai ten tą prasme, ką tu ten darai. Nu, aišku, kad buvo. Ir tas pats žmogus, kurį paminėjom, irgi taip pat sakė. Nu, patikėk manim, buvo tų žmonių ir tu tiesiog turi atsilaikyti tam. Nu, tai kritikai, žinai. Nu, aišku, buvo, kad ir verkiau dėl to, nes, kai tu pirmą kartą kritikos gauni, žinai, tai vis tiek neturi tų tokių šarvų, kad apsiginti nuo to ir, aišku, kad skauda. Tai čia pradžioj labiau buvo. Jo, pradžioj, o dabar tai man, sakykit, ką norit. O šiaip, bendrai paėmus gyvenime, tu galvoji, ką kiti apie tave pagalvos, ar tau yra visiškai neįdomu ir nerūpi? Šiaip pasakius, galvoju, bet stengiuosi negalvoti. Nes būna, kur tiesiog gimnazijai pasako ten kažką Kaunaitė tą ir tą. Ir žinai, tu atsimeni, bet tu stengiasi apie tai tiesiog negalvoti ir pasimti tą informaciją, kurią tau reikia, o ne tai, kad kažkas ten kažką pasakė, kažkas ten kažką žino, kažkas ten kažkaip. Tai tokie tie mokyklos visokios. Taip. Tokies, nežinau, kaip čia dabar gražiai įsireikšti, bet... Tiesiog. Tiesiog jo. Nepatyčios, bet jo. Tokie pasakymai. Jo. Tai tau irgi pasitaiko, kiek suprantu. Ar retai taip? Retai šiaip, o šiaip tai aš nereaguoju, sakykit, kas ką norit, galvokit, kas ką norit. Man jau nebeįdomu. Nes tu matai, turi savo tikslų, o ten, kad kažkas pakritikuoja ir ten sako, tai man tai kas. Sakykit, ką norit. Būtent, taip. Būna man ten ir ten dėl visokių dalykų ten būna, kad man ten jo. Paskui tau galėsiu papasakoti asmeniškai, čia dabar nenoriu. Taip. Bet aš nekreipiu aš dėmesį dabar, tai man jau. Dabar jau man nebeįdomu.
Seniau kažkaip tai labiau aš ten. Nu, žinai, kadangi... Kažkaip net stresuodavau, dabar tai man jau ne. Nu, kadangi pirmą kartą tu gauni kritiką ir tu nežinai, kaip reaguoti tiesiog. Tai būna. Tai čia normalu, žinai. Ir vis tiek taip niekada nebus, kad tu visiems patiksi. Ne, čia visiems patikti būtų dovana. Šiaip. Vis tiek žmogus atras, dėl ko kritikuot, dėl ko, vat paimti taip ir sakyti, ne. Ne. Vis tiek atsiras ir tu darai, ką nori. Reikia tiesiog būti savimi, žinoti savo vertybę, žinoti, dėl ko tu eini ir tiesiog gyventi ir nekreipti tokių žmonės dėmesio. Taip, jo. Jo, labai gerai pasakei. Nu, bet šiaip iki to ateis, žinai, irgi yra kelias, tu turi dirbti su savim. Bet, nu, vat, kai tu įveiki tai, žinai, didžiuoji savim. Ir tau pačiam būna geriau. Ir atsilaikyti tai kritikai būna žymiai paprasčiau. Taip. Taip. Tai tu dabar sutinki? Jo. Pilnai sutinku su tai. Ką čia mes dar galim, pažaisti kokį žaidimą, žinai. Nu gerai, dabar prašau. Šiaip šita rubrika būdavo pas mus, bet kažkaip jinai dingo. Nes gal žaidimų nesugalvodama, gal kažkas kitokios priežastys. Nu, tai vat. Taip, man dabar reikia sugalvoti. Nežinau. Aš nepasiruošiu. Nežinau, kokį žaidimą mes galime. Nepadariau darbų. Va. Kokį žaidimą mes galim pažaisti? Va, sugalvoju. Gerai. Prašau. Dabar man nuo 1 iki 5 sutiktuok savo svarbiausius dalykus gyvenime. O dievai. Koks žaidimas, nu gerai. Tai... Bet aš galiu keisti, jeigu apsigalvočiau. Ne. Ne, negaliu. Gerai. Dabar sugalvojam vieną kažkokį, tada turi pastatyti kažkuria iš 5 vietų. Iš 5 vietų. Nu, aš tai, pavyzdžiui, man pirma mintis buvo, kad šeima, kurioje vietoj. Tau, pavyzdžiui. Kurioje tau vietoj? Pirmoji. Aš statyčiau 3. 3. Nu, dabar tu sakyk. Nu gerai, aš paimsiu, ką žinau. Įvaizdis. 2 vieta. Man netgi žinau, antra. Nu tai, nes šiaip svarbu įvaizdis, nes kiti žmonės apie tave gali susidaryti nuomonę, kad, pavyzdžiui, jeigu tu rengies ten gražiai, ne kažkaip ten su džemperiu apsmukęs, tai kad ir būtum pats baisiausias ten nepasiturinti žmogus, ten visa kita, bet jeigu tu gražiai rengies, tai iš karto tavo tas, nežinau, asmenybė kelia. Tiesiog požiūrį apie tave. Gerai, kas toliau? Šiaip aš norėjau sakyti karjerą. Taip sakykime. Karjerą. Tai jeigu dabar 1, 2 užėmiau, tai dabar liko 4 ir 5. Tau, jau. Nu tai statom tada, 3 dar. Nu tai 3 tada. Tai pas tave taip, ne? Tai aš karjerą dėčiau į 1 vietą. Aš esu tas žmogus, karjerista, kaip kiti pasakytų, taip. Bet tu tokia ir atrodai. Rimtai? Nežinau, dėkot, nedėkot. Ok, nu tada dabar tavo eilė sugalvoti. Šeima, karjera, žinai, čia tokie basic dalykai. Gerai, dabar tokį paimsiu. Gyvenimo prasmė. Wow. Ieškai kažkokios gyvenime prasmės didelės, ar tiesiog gyveni ir viskas. Gyvenime prasmės ieškot. Nu, toks būtų, žinai, kur
žinai, karjerą, tada aš turėčiau dėti žemiau. Jeigu aš noriu gyvenimo prasmę surasti. Tai aš dedu šitą į 5 vietą. Tu? Kaip? Aš, tai palatai dabar liko 4 ir 5. Taip. Tai palatai, tai jeigu, tai tada dedu į 5. Ai, nu tai kaip ir aš. Nu tai va. Nelabai ir aš ko rinktis. Tai. Dažnai kažkaip atrodo, nu mum dabar atrodo, kad svarbiau yra ten šeima, tai sukur dar kažką, o ta gyvenimo prasmė, kai būsim senukai, kai pradėsim nieko nebeveikt, kai tiesiog kažkur renginiuose, vat kaip toj vakaroniai lankytis, nu va ten bus toksai. Toksai, vat, užsiėmimas. Ir dabar dar vienas, ne, liko. Bet tu labai rimtas temas imi, aš nemeluosiu. Tikrai rimtas temas. Taip. Kiek tau draugai? Kaip tau su draugais? Kokia tema. Nenoriu čia daug dabar plėsti šitą temą. Tai... Bet žinai, ar tu dėtum į 4 vietą? Į 4? Nes tavo 4 vieta liko kaip ir man. Tai tada aš jau turiu dėti 4. Taip. Bet šiaip kur tu dėtum? Bet šiaip čia aplamai gyvenime. Tada aš statyčiau pagal dabartinę situaciją, žinai. Gautus kokią 9 vietą. Oho. Bet aš labai norėčiau, kad būtų 2 vieta. Žinai, tobulėti yra visur. Ir visai. Kaip? Nu, bet kai tu žinai, kad, nu, va, tu turi tikslą, tai tu reini tuo. O, pavyzdžiui, kokiu tu ėmėsi veiksmų, kad pakeistum tą vietą, nu, poziciją, va, 9 vieta. Ar tu kažką pradėjai? Ką aš darau, kad tai pasikeistų? Jo, va. Tai va, pradėjau visur eiti ir bendrauti su visokiais žmonėm, kurie man atrodo įdomus, žinai. Nes, nu, aš nematau reikalo, žinai, bendrauti su bet kuo. Kur žmogus yra, nu, gerai, aš tikrai nieko nenoriu žeminti, bet tikrai yra daug žmonių apie nieką, žinai, kur man, jie nerezonuoja niekaip gyvenime. Tai va, tai jeigu man tie žmonės nerezonuoja, tai tada, nu, aš neturiu ką su jais veikti, žinai. Nu, tiesiog neturi kažko bendro, kažką kalbėti. Taip. Tai va, reikia turėti kažką bendro. Nu, tai va, tavo veiklo šiaip, žinai, yra tas bendro. Jo, taip pat dabar aš ten sutinku, ten žmonės. Dabar kažkaip labai pradėjau norėti gyvenime viską daryti. Nu, čia patikėk manim, kai tu esi paauglys ir tu nori kažką veikti, tai čia ir sveikintina. Aš dabar nuo rugsėjo praeito realiai nuveikiau tiek, kiek nebuvau nuveikęs pastaruosius 2 metus. Oho. Kiek visko. Vat matai, kai tu nori, kai tu nori ir tu beveik kiekvieną dieną kartoji, kad tu nori ir pradedi veikti, žinai. Nes aš lygiai taip pat. Aš norėjau būti ambasadorė. Tai aš ir ėjau, ir kalbėjau su kitais, ir ten ieškojau, ko jaunimui reikia, ir visa kita, tai žinai. Ir aš nuveikiau daug ko. Ir šiaip kaip asmenybė pasikeičiau ir pasiekiau tokių tikslų, kuriuos buvau išsikėlus. Ir dabar irgi, nu, taip nepasakyčiau, kad jau labai šiuo metu esu paaugus kažkiek, bet vis tiek. Dabar dar tokį gilų klausimą. Kaip tu galai, kokiam tu dabar esi savo gyvenimo etape? Tokiam, gerai, 3 variantai. Labai geram, ar tokiam, nu, tokiam tiesiog, žinai. Tiesiog, ai, nieko gero. Tiesiog beveik dugnas. Nu. Jeigu būtum paklausęs gruodžio mėnesį, tai aš atsakyčiau dugnas, absoliutus dugnas, bet dabar tai toks per viduriuką, nu toks nei blogai, nei labai gerai. Nežinai, aš matau, kur galiu tobulėti ir kur aš noriu patobulėti, tai iki to labai gerai aš turiu stengtis. O pačiam dugne, tai aš iš to jau išlipau. Kad pačiam tam dugne būčiau ir ten
Nu, nenoriu sakyti, iki kokių ten priežasčių dar buvo. Tai O va. kas vyko, kai aš buvau absoliučiam dugne? O Dieve. Užtruko daug laiko, kol aš iš to išėjau. Nu tai va, visiems užtrunka, žinai, kažkiek Jo, laiko. aš nebuvau tokiame etape prieš porą metų. Nu, žinai, gal ne prieš kamerą. Kur niekam nelinkiu. Taip. Žinai, kur niekam Net savo priešui nelinkėtum. ne, nu, ten, kur tiesiog gyvenimas yra ten sąmonė, Jo. viskas yra sąmonė, nieko nenoriu daryti, niekur nenoriu eiti, nieko nenoriu. Taip. Buvo man tos, kur visiškai ta prasme. Taip. Kur Kur tiesiog, tiesiog guliu lovo ir tiesiog nu, visiškai ta prasme. Nieko buvo, kur nieko nenorėjau daryti. jo, tai man va taip yra, kai perdegu. Kur aš tiesiog, nu ką manai daryti, nu taigi nieks nepamatys, aš tiesiog noriu gulėti lovoje ir viskas. Bet kita mano pusė sako ir man tiesiog kartuoja, tu turi daryti. Tu negali tiesiog gulėti lovoje. Ir žinai, taip žmogus per pusę pasidalina, kur nenori veikti ir nori veikti. Ir toks neapsupranti, kur tu esi. Tai vat. Nu ir taip. Labai keistas šiaip jausmas ir aš net irgi niekam nelinkėčiau to patirti, žinai. Ir, nu, tiesiog net nenoriu prisiminti. Nu, tu irgi taip pat nenori. Aš ten buvau nuėjęs, žinok, beveik iki depresijos. O. Aš jau tokį dugną buvau, ta prasme. Tai. Wow. Jo. Bet matai, kiek tu stiprybės turi, kad, nu, išlipti iš to. Išlipau kažkaip, žinai. Nu, bet, pavyzdžiui, kiti žmonės tiesiog būtų ir viskas. Ir jie būtų dasikasi iki depresijos, nu, tai visiškai kitaip. Nu ką, aš supratau, kad gyvenime yra daugiau šviesos negu tamsos, žinai. Nu, tai jo. Svarbiausia atėjo, nu, tas, kaip sakomas, nušvitimas. Ir gyvenimas yra gražus. Pasaulis gražus. Tikrai taip. Taip, va. Gerai, tai paskutinė tema tada. Nu, gerai. Kas laukia naujam sezonui? Ne, nu, prasideda. Paskutinis, kaip sakant, toks... Gerai, naujam sezone laukia gan toks didelis renginys, bet nesakys koks. Tai galiu pasakyti, kad bus renginys. Savaitės ilgumo, gal mėnesio, nežinau, kaip mes nutarsim. Ir tada bus toliau podcastai, bet tikimės pakelti į geresnį lygį, negu dabar yra. Jo. Ir po to, nu, aš šiaip nelabai norėčiau atskleisti, kas dar toliau bus. Ir taip, žinai, nutyliu šitą temą. Gerai, kaip sakant, palikim šitą temą, jo, kaip sakant. Taip. Pagyvensim, pamatysim. Taip. Jo, tai gerai, tai tada ar jau laikas baigti? Manau. Gerai, palinkėjimas vasarai. Palinkimas viskas, paskutinis. Kaip man patinka šitą temą, eina savo. Palinkėjimas vasarai. Gerai, palinkėjimas vasarai, tai būtų jums pailsėti visų pirma, nes manau, kad ir dirbantys žmonės gal žiūri ir besimokantis, tai būtinai pailsėkit. Jeigu norit, tai dirbkit, bet svarbiausia yra pailsėti. Aš irgi linkiu visiems poilsio, atostogų, švęskit gyvenimą, švęskit vasarą, eikit į koncertus, tūsykitės ir tu tiesiog jo, gyvenkit, džiaukitės ir jo, geros vasaros. Viso. Yay.